vienas. Vienas. Vienas, du. Du. Trys. Valdas Martynkus, Aleksandras Veleckis, 9. Trys. Penki. Trys, šeši. Septyni, trys. Taigi prasideda dar vienas moterų susitikimas tarp vienos čempionato favoričių Emilijos Ryliškytės, mėlyni marškinėliai. Jos varžovė yra Lina Butkienė. Sunku bus pastarąjį žaidėjai pristabdyti pradžiai bent jau Emiliją Ryliškytę. Priminsiu, abiem pusėm stipriai topsuojanti, aiškiai išreikšta puolėja yra Emilija Ryliškytė. Šiuo metu pirmaujanti 5-9. 9-5 paduoda Emilija. Vytautas Lipakas, Arvidas Suzalo, 3. Pusiau ilgas šoninio sukimo padavimas iš backhando, klysta priimdama varžovį. Štai matome dabar tas pats padavimas, bet jau į varžovės backhandą. Kamuoliukas kliudo tinklelį ir pelno tašką Lina Butkienė. Gan komfortiškai pirmąjį setą laimė Emilija. Neturėtų jai būti kažkokių netikėtumų arba didelių kliūčių įveikti savo varžovę. Neturi Lina Butkienė kažkokio specifinio inventoriaus ar kažkokių techninių elementų, kurie būtų nepatogus Emilijai Ryliškytei. Vadinasi, abi žaidėjos kovos tarpusavyje ir ta technika, kuri yra nuoseklesnė, kuri yra pastovi, nugalės. Štai matome po padavimo, iš karto į ataką sėkmingai išeina Emilija Ryliškytė. Toks ir yra puolėjo darbas, tai yra padavimas, varžovo priėmimas ir trečias kamuoliukas, kurį kiekvienas puolėjas siekia atakuoti.
vis dėlto būsiu jūsų klaidinęs, iš backhando Lina Butkienė naudoja, girdžiu, trumpus dantukus. Iš trajektorijos ir iš garso galime spręsti, kad tai yra nelyginguma. Tačiau puolimo dantukai nėra labai trikdantis faktorius Emilijai Ryliškytei. Nebent tikriausiai tuo atveju, jeigu varžovai labai aktyviai įvestų tą gumą į žaidimą, bet dabar matome, atlieka puikų smūgį iš backhando Lina Butkienė, remdamasi savo trumpų dantukų gumą, ir Emilija jau negali grąžinti kamuoliuko ant stalo. Vis dėlto pirmiausia, o štai matome dabar Linos Butkienės žaidimo elementas, kuris ryškėja ir kuris yra trikdantis Emilijos Ryliškytės ritmą, yra tai, kad Lina Butkienė labai anksti gesina kamuoliuką ir griebia jį vos atšokusi nuo stalo. Taip jinai rizikuoja daryti klaidas suvarydama kamuoliuką į tinklą, tačiau jeigu pavyksta pataikyti ant stalo, tai kamuoliukas Emilijos Ryliškytės pusę pasiekia žymiai greičiau, negu jinai yra įpratusi ir negu laikoma teisingų dalykų, vadinkime teisingų ritmų žaidime kamuoliuko smūgiavimo momentas. Tai Lina Butkienė kamuoliuką smūgiuoja žymiai anksčiau, tokiu būdu siekdama išblaškyti savo varžovę į šalis, prailginti jai judėjimo kelią, priversti tuo pačiu žinoma siekti kamuoliuko, negalint užsiimti patogios pozicijos smūgių. Tačiau rizika, kurią prisiima Lina Butkienė, yra klaidos, kurios atsiranda neišvengiamai taip rizikingai anksti mušant kamuoliuką. Kita vertus, nėra ką per daug jai ir daryti, tai šitas elementas jai yra naudingesnis daug labiau nei žalingesnis, kadangi žaidžiant įprastu ritmu ir greičiu, Emilija Ryliškytė būtų tikrai pranašume. Gan geroj koviniai padėty, kovinio atstumu laikosi Lina Butkienė. Štai matome, jos yra naudojami ilgi, greiti padavimai, siekiant išmušti varžovę iš pusiausvyros ir sugrąžinti pasyvų kamuoliuką ant stalo, kurį jau atakuoti siekia Lina Butkienė. Dabar matome, Emilija sulaukia ankstyvo labai smūgio iš backhando, tačiau pavyksta jai atremti šį varžovės elementą ir tuomet jau Lina Butkienė neįgavusi jokios pranašumų situacijos, smūgiuoja rizikuodama iš forehando ir daro klaidą. Dabar šiek tiek pasiseka Linai Butkienei, kamuoliukas leidžiasi į patį stalo galą Emilijai Ryliškytei ir nepavyksta atakuoti šio kamuoliuko. Keičiamas padavimas. Plokščias padavimas, tikintis ilgo kamuoliuko, jį gauna Emilija Ryliškytė, atlieka gerą kontrolinį atidaromąjį topspiną iš backhando, kuris yra permušamas stipriu plokščiu smūgiu iš Linos Butkienės pusės. Aukštą riziką prisiima šį smūgį atlikdama sportininkė, tačiau greičiausia nelabai mato kitų išeičių. Šį kartą tą smūgį pataiko. Štai matome vėl, Emilija sugrąžina kontroliuojamą kamuoliuką varžovę į backhandą ir šitas kamuoliukas yra puolamas labai anksti ir labai agresyviai. Ir tuomet jau Emilija nesuspėja šio kamuoliuko atakuoti pati. Dabar jau neišprovokuota, iš esmės klaidą daro Lina Butkienė ir padovanoja, negalime sakyti padovanoja, tačiau nepriverčia Emilijos užsidirbti šio taško, o tą padaryti būtų buvę kur kas sunkiau, jei kamuoliukas būtų kliudęs stalą, kadangi jis buvo jau giliai forehando pusėje, vadinasi, smūgis būtų buvęs kaip minimum pasyvus ir paremtas sukimu, ir tuomet jau Lina Butkienė būtų turėjusi progą atakuoti stipriu plokščiu smūgiu topspiną, kurį atsiųstų Emilija Ryliškytė. Visą tai pasakau tam, kad pamatytumėte, kiek į priekį yra numatoma realiai arba kiek šachmatų elementų egzistuoja stalo teniso žaidime.
Trečias setas, Butkienė, 0-0. Tęsiasi susitikimas tarp Emilijos Rieškytės ir Linos Butkienės. Emilijai galbūt būtų galima žaisti šiek tiek paprasčiau. Turiu omenyje, kad kai varžovė taip agresyviai puola kamuoliukus, taip anksti ir taip stipriai smūgiuodama remdamasi plokščiu smūgiu, turiu omenyje Liną Butkienę, Emilijai būtų daug paprasčiau pabandyti stipriau įsukti kamuoliukus, kad kamuoliukas atėjęs į varžovės raketą pasižymėtų daugybę apsukų. Ir tas plokščias smūgis dažniausiai turėtų lėkti pro šalį. Problema galbūt yra, kad laiko atlikti tokį smūgį būna per mažai, kai užpuola Lina Butkienė. Todėl šitas kamuoliukas, šitas planas veiktų tik tai tuomet, kai Emilija Rieškytė atakuoja pasyvius arba lėtesnius kamuoliukus. O tuo tarpu matome Linos Butkienės žaidime, bet štai dabar greiti ilgi padavimai būtent eliminuoja tokią vietą ir tokią galimybę. Ir Emilija Rieškytė negali įvesti lėtesnių suktų kamuoliukų į žaidimą. Štai matome tą pati padėtis, po savo padavimo gauna priėmimą ir atlikinėja sukimu paremtą tapstumą iš backhando Emilija, kas puikiai suveikia. Dabar jau labai nustebina savo pasirinktų smūgių ir sėkmingai jį atlieka Lina Butkienė. Nueina į forehandą ir smūgiuoja iš savo backhando, pasinaudodama trumpų dantukų specifikacijomis. Štai dabar lygiai tas pats. Puikiai užpuola, mano patarimu pasinaudoja Emilija Rieškytė ir patiria nesėkmę, kas tik įrodo, jog yra visuomet statistinė tikimybė, kadangi tą kamuoliuką nusiunčia net tiesią liniją. Lina Butkienė visiškai apsunkindama savo varžovio padėtį. Visgi šalies atrodo, kad tai yra aukštos rizikos smūgiai. Kita vertus rezultatas yra 5-5. Ir kaip minėjau, Lina Butkienė daro tai, ką ir turėtų daryti. Jinai stebina savo varžovę smūgių gilumu, ankstumu ir jėga. Žaisdama patogiai Emilijai Rieškytei, jinai neturėtų tokių galimybių laikytis arti savo varžovės. Štai matom brokas iš forehando, techninis trūkumas. Neužsikabina kamuoliukas atliekant tapstumą ir leidžiasi į tinklelį. Nepriėjusi prie kamuoliuko smūgiuoja Lina Butkienė. Žinoma, ne savo pasirinkimo, priversta varžovės. Štai vėl matome sukimu paremtas tapstumas iš forehando, kurį atlieka Emilija Rieškytė. Ir jos varžovės bandymas staigiai, greitai, anksti atšokusį kamuoliuką numušti į priešingą stalo pusę. 11-5 Rieškytė. Daugkartinė Lietuvos čempionė Kornelija Rieškytė savo sesės dvynės kampą. Kol kas viskas klausosi Emilijai sėkmingai, galbūt šiek tiek nustebinta antrajame sete. Šiuo metu jinai yra
patogioje padėtyje, pirmaudama 3-0. Sunku įsivaizduoti, kaip tai pasisukti žaidimas, kad jinai prarastų savo pranašumą tiek rezultato prasme, tiek ir žaidimo dinamikos prasme. Štai dabar gana gerai sužaidžia Lina Butkienė, 2 smūgius iš eilės atlieka tiesia linija ir prieš daugybę žaidėjų to būtų kaip ir gana. Tačiau prieš ją daugkartinė Lietuvos čempionato prizininkė Emilija Rilšytė puikiai atsako savo varžovės smūgius ir pelno tašką savo. Nesėkmingai atakuoja iš backhando Emilija. Nesuspėjo užsiimti pozicijos ir užfiksuoti jos. Akimirka pauzės visada yra prieš smūgį. Jeigu jos nebūna, žaidėjas smūgiuoja iš esmės inertiškai, judėdamas kažkur tai nuo kamuoliuko. Ir šiuo atveju su Breunas buvo pataikyta į kamuoliuką. Dabar gerą ataką gražiai ją sukonstruoja Lina Butkienė. Sakyčiau, kad Emilija šiuo metu leidžia savo varžovui taip žaisti, šiek tiek primažinusi savo pačios aktyvumą. Tačiau čia pat atsako puikiu padavimo priėmimu, sudėjoja kojas labai gražiai ir pusiau ilgą kamuoliuką topsuoja iš forehando, priversdama varžovę klysti blokuojant smūgį. Nepavyksta Linai Butkienės smūgis iš backhando. Tai yra jos firminis elementas, atidarant žaidimą ir išvedant save į tam tikrą persvarą. Dabar jau gerą progą praleidžia Emilija Rilšytė, nepataikydama į kamuoliuką iš backhando. Gan svarbus taškas padavimas jai, reikėtų pelnyti tašką, kad nutolti pakankamą atstumu, tačiau net nespėjo pasiruošti smūgio Emilija. Varžovai taip giliai smūgiuoja į stalo galą, kad užklumpa Emilija praktiškai gaudant kamuoliuką. Tačiau štai varžovės padavimą laimėdama Emilija nutolsta vėl per 3 taškus nuo savo varžovės, užsitikrindama vėliau savo padavimų seriją siekiant laimėti susitikimą. Taigi yra psichologiškai komfortabilioje padėtyje. Štai firminis Linos Butkienės smūgis iš backhando, kurį jau minėjau, užpuola savo varžovę trumpais dantukais. Trumpi puolimo dantukai pas ją, kaip priminsiu, juoda guma ir pelno tašką. Tai Emilija priversta dirbti šiame taške ir vis dėlto varžovai pavyksta perimti iniciatyvą ir laimėti tašką net ir po 3 Emilijos Rilšytės topspinų. Štai vėl firminis smūgis iš Linos Butkienės, lyginantis rezultatą 9-9 ketvirtajame sete. Į tokį kamuoliuką suspėti jau būtų sudėtinga bet kuriam žaidėjui šioje salėje, o gal ir apskritai.
dabar neišprovokuotą klaidą realiai daro Lina Butkienė. Neužsikabina kamuoliukas už raketės ir nukrinta į tinklelį. Per mažas kontaktas su raketa. Dabar Emilija nenorėjo atakuoti padavimo. Norėjo pasyviai sužaisti tiksliai ant stalo ir palikti tą ataką varžovui. Tačiau padavimas buvo ilgas ir atmušti jį pasyviai gan sudėtinga. Dabar Emilija savo stichijoje vis dėlto smūgiuoja pro šalį. Smūgis buvo atliekamas šiek tiek nuleidus kamuoliuką žemiau, paremtas sukimu, tačiau nepavyksta pataikyti ant stalo Emilijai. Ir puikią progą laimėti šį setą turi Lina Butkienė, kurie atsilikinėjo 6-9. Tačiau Emilija gerai priima padavimą, nesuteikė varžovai, matėme galimybės atakuoti. Taikėsi tą daryti Lina Butkienė, tačiau pamatė, kad kamuoliukas per trumpas, puolė jį mušti prie tinklelio ir nepavyko pataikyti ant stalo. Dabar Emilija jau vėl atlieka savo darbą. Padavimas, paskutinis iš backhando, paremtas sukimu, varžovai į korpusą ir laukiama klaida, kuri šiuo atveju ir atsitinka. Štai matome, tokiu žaidimu remiasi Lina Butkienė, šį kartą